Emocijos tikrai yra labai jaudinančios, tai yra labai gražus, tiesiog sunku ir žodžiais apsakyti koncertas, kur dainuoja taip pat ir mano sūnus. Ir noriu palinkėti turbūt daugiausiai vadovui, mūsų mylimam, gerbiamam, jam sveikatos, stiprybės. Aš labai džiaugiuosi, kad jau tapo ne Dagilėlio tradicija, bet jau miesto tradicija. Gruodžio 26 dieną, 16 val. Ateiti į katedrą, pasiklausyti kalėdinių giesmių, kurias atlieka tikrai dideli maži žmonės, kadangi iš tų mažų širdelių eina tiek daug šilumos, kurią jie sukaupia per metus laiko ir atiduoda klausytojams per koncertus. Kiekvienais metais mes stengiamės kažką tai naujo atrasti, naujo išmokti ir klausytojams kiekvieną kartą greta tų mūsų nepakartojamų tradicinių giesmių, naujalio giesmių, kurios yra visiems puikiai žinomos, klausytojams leisti pasiklausyti ir gražiausių pasaulio kūrinių, kas yra sukurta Kalėdų šventė.